Labadiena dar sėk visiems ir visoms. Labai džiaugiuosi čia būdama, ir aišku, sveikinu teatrą su šituo efektingu 111. Prieš pradėdama turiu prisipažinti, kad savo pranešime turėsiu išeiti iš šito pastato ir truputėlį plačiau pasivaikščioti po Vilnių. Mano pranešime šitas teatras figūruos kaip vieta, kurioje vyko, kaip įrašyta prie teatro durų ant memorialinės lentos, kaip vieta, kurioje vyko lietuvių konferencija. Taigi, pradedu. 1917 metais rugsėjo 18-22 dienomis Vilniuje Didžiosios Pohuliankos, arba kaip anuomet kartais buvo vadinama Vokiečių žiemos teatre, vykusi lietuvių konferencija, visuotinis suvažiavimas, į kurį susirinko 213 įvairių luomų, įvairių profesijų, įvairių pažiūrų, skirtingų partijų, skirtingų interesų ir taip toliau, Lietuvos atstovų iš visų 33 apskričių. Buvo vienas reikšmingiausių politinio 20 amžiaus antrojo dešimtmečio Lietuvos gyvenimo įvykių. Jos dalyviai, anometės spaudos žodžiais tariant, vienbalsiai priėmė obalsį dėl sudarimo naujais liosybės pamatais savarankiškos Lietuvos valstybės ir išsirinko svarbiausią šio obalsio įgyvendinimo organą 20 asmenų Lietuvos taryba, kuri, kaip šiandien rašo Lietuvos istorikai, tapo Lietuvos valstybės pradmenų užuomazga. Beje, į šią konferenciją nebuvo pakviesta nė viena moteris. Dėl to šventinį rugsėjo 18 dienos rytą konferenciją pasiekė 2 protesto raštai. Vieną pasirašė 21 Vilniaus moteris, o kitą 14 Šiaulių moterų. Bet tai jau yra kita istorija. Lietuvių konferencijos organizatoriai, lygiai taip pat kaip ir prieš gerą dešimtmetį 1905 metų rudenį Lietuvą sudrebinusio Didžiojo Vilniaus Seimo rengėjai, politikos neįsivaizdavo be teatro. Beje, tąsyk 1905 metais teatras buvo netgi įrašytas kvietimuose į Seimą. Lietuvos atstovai buvo kviečiami ne tik į Seimą, bet ir į Seimo išvakarėms parengtą lietuvišką vakarą. Jį parengė kultūros draugija Vilniaus Kanklės, jis vyko Pagirio geležinkelio stoties salėje. Dabartiniais pavadinimais šnekant Jakšto 9. Jo metu pasirodė Miko Petrausko vadovaujamas choras, pirmą kartą viešai sugiedojęs Lietuva tėvynė mūsų, ir buvo suvaidintos 2 pjesės: Adomo Sketerio iš tamsos į šviesą ir Petro Pundzevičiaus Petliuko Neatmezgamas mazgas. Taip ir 1917. Teatras buvo neįsivaizduojama, būtina konferencijos dalis. Dar neturėdami vokiečių valdžios vadinamojo Oberosto leidimo, dar tik vos pradėję galvoti apie galimybę susirinkti draugėn, Lietuvių konferencijos organizatoriai pagalvojo ir apie šį susirinkimą lydėsiančią jam pritaikytą teatrinę programą. Kaip prisimena patyręs Vilniaus teatralas Jonas Strazdas jaunutis, tuometinis dramos sekcijos 1914 metų pabaigoje įsteigtos prie Lietuvių draugijos nukentėjusiems nuo karo šelpti vadovas. Dar 1917 metų pavasarį Antanas Smetona, vienas iš aktyviausių būsimos konferencijos organizatorių, būsimasis jos prezidiumo narys ir būsimasis Lietuvos tarybos pirmininkas, prasitarė apie ketinimą Vilniuje sušaukti lietuvių suvažiavimą ir paprašė tą progą šitą suvaidinti. Va čia yra tam mano pasakojimam laikui artimiausia Jono Strazdo jaunučio nuotrauka. Tai štai kaip jis tuo metu maždaug atrodė. Savo atsiminimuose
Jonas Strazdas jaunutis pasakoja: štai vieną dieną tapau pakviestas Antano Smetonos ateiti pas jį į butą ties šokolado fabriku Viktorija. Įleidžia jis pats ir slaptai prašo, jo ketinama sušaukti Vilniuje lietuvių konferenciją. Tai yra pasitarimas apie Lietuvos nepriklausomybės reikalą, apie jos atstatymą. Ta proga, sako, reikia suruošti bent porą vaidinimų. Reikia įspūdingai, būsę vokiečių viršesnių, reikia parodyti, ką mes šiuo metu galim. Ir dar sakė, o pačiam draudžiu bet kam apie tai kalbėti, kol nebus iš vokiečių gautas oficialus leidimas, kuriuo jau seniai rūpinamės. Pažadėta, girdigi, kas dedasi valgomajame. O ten valgomajame buvo vaišinamas oberleitenantas Kiugris, tiksliau sakant, Kiugleris. Tai buvo Vilniaus Suvalkų vokiečių politikos skyriaus viršininkas. Nuo jo viskas pareina, sakė Smetona. Paskui dar sakė, kad ruoša turi būti iškilminga su daugybė žmonių ir kad tam reikalui nesivaržyti su išlaidomis, kad viskas turi būti kaip įmanomai puošniau. Na, žinoma, karo metais išpildyti tokį užsakymą neturėjo būti labai paprasta. Tuo metu teatrinis Vilniaus lietuvių gyvenimas vyko labai sporadiškai. Prieš Pirmąjį pasaulinį karą čia susitelkusios ir kūrybiškai susiėmusios teatrinės jėgos buvo ženkliai apsilpusios, kultūrinės draugijos nebeveikė, jų dalyviai buvo išsibarstę po Rusijos imperiją, o Vilniuje likusieji, aišku, turėjo kitokių rūpesčių. Čia Vilniuje, kaip rašė spauda, kova dėl gyvatos, dėl duonos kąsnių buvo taip apkrovusi kiekvieną vos apglėbiamų darbų, kad geras vaidintojų suorganizavimas tapo vargu begalimas. Vis tik artėjant ypatingą progą įkvėpė ir įpareigojo, o galimybė, Smetono žodžiais tariant, nesivaržyti su išlaidomis, žinoma, irgi nepamaišė. Jonui Strazdui jaunučiai atrodo visai nesunkiai pavyko suburti artistų bei muzikantų grupę ir per 5 mėnesių su jais paruošti porą proginių teatro vakarų. Iš pradžių, atrodo, buvo planuojamas vienas, bet sužinojus, kiek žmonių suvažiuos į konferenciją, buvo nuspręsta visgi, kad vieno per mažai, kad vienas visų nesutalpins. Pasiruošimas, žinoma, vyko labai rimtai. Turbūt taip rimtai teatrui lietuviai dar nebuvo ruošėsi. Liudas Gira ir kunigas Teodoras Brazys specialiai konferencijai kūrė iškilmingą kantatą Nurimk tėvynę. Broniaus Suduikio vadovaujamas choras ir Mikalojaus Salnickio vedamas miesto orkestras rengė visą eilę muzikinių numerių. Jonas Strazdas jaunutis su kolegomis artistais repetavo 2 pjeses. Savo paties spaudos atgavimo 10-mečiui 1914 metais parašytą dramo, tiksliau sakant, anuomet Lietuvoje populiarios Lenkų autorės Marijos Radzevičiūvnos romano Žemės dulkės inscenizacija, kurią pavadino Sugrįžo. Tokia sentimentaliai patetiška istorija apie viename Kauno gubernijos kaime vykstančią konfrontaciją tarptautiškai susipratusių lietuviškos spaudos platintojų ir, cituojant dramą, išgamųjų skundikų. Ir kita pjesė, kurią repetavo Jonas Strazdas jaunutis, tai buvo Aleksandro Fromo Gužučio Eglė Žalčių karalienė, viena seniausių, viena pirmųjų lietuviškų dramatų, kalbant Gužučio leksiką. Šiam spektakliui dekoracijas kūrė iš Krokuvos atvykęs ir vokiečių prie Lenkų liutnios internuotas Lenkų dailininkas Eugenijus Kazimirovskis. Pasakojama beje, kad jis paskaitęs į lenkų kalbą išverstą dramos rankraštį taip susižavėjo Gužučio fantaziją, kad sutiko lietuviams patalkinti šią progą be jokio užmokesčio. Savo atsiminimuose Jonas Strazdas jaunutis taip pat pasakoja, kad iš Vilniaus miesto teatro butaforininko, gero lietuvių bičiulio Gvido Nemeti šiam spektakliui taip pat pasiskolino, kaip jisai
rašo savo prisiminimuose unikalų dalyką, be siūlių išaustą Paryžiuje brangų tiulį visam scenos portalui ištiesti. Galiausiai parengta teatro programa į viešumą buvo išleista taip, kad tarsi įrėmintų, atidarytų ir uždarytų lietuvių konferenciją. Rugsėjo 17 dieną konferencijos išvakarėse Jono Strazdo Jaunučio vadovaujama trupė Vilniečius ir Vilniaus svečius pakvietė į Sugrįžo ir Nurimk tėvynę, kurie afišuose buvo vadinama apoteoze. Čia yra afiša. O 22 dieną po baigiamojo konferencijos posėdžio Vilniečiams ir Vilniaus svečiams parodė eglę. Tiesa, abu šie teatro vakarai vyko ne Pohuliankos teatre, kur vyko pati konferencija, bet Liutnės salėje, kurioje karo metais ir pirmaisiais pokario metais dažniausiai vykdavo lietuvių vaidinimai. Tačiau aišku, visi žinojo, o ir lietuvių spauda nuolat pabrėžė šių įvykių tarpusavio ryšį, tai kad Liutnėje vykstantis teatras yra, cituoju, tam tyčia pritaikintas prie Pohuliankoje vykstančios konferencijos. Šis prie svarbios progos pritaikintas teatras, reikia pripažinti, kokios nors didesnės, ypatingesnės meninės vertės neturėjo ir turbūt negalėjo turėti. Meninė prasme greičiausiai tai buvo eilinis, niekuo neišsiskiriantis lietuviškųjų vakarų sąjūdžio įvykis, dar vienas pasirodymas, kuriame atsispindėjo ir šio sąjūdžio autentiškumo ir jo išsekimo pabaigos ženklai. Netgi Antano Smetonos redaguojamas Lietuvos aidas, stropiai referavęs konferencijai pritaikinto teatro reikalą ir žinoma labai geranoriškai jo atžvilgiu nusiteikęs, negalėjo nutilėti. Sugrįžo, rašė jis, rengėjai stengiasi kaip ir pridengti visus paties vaidinimo trūkumus, bet jie matėsi. Eglėje apie patį vaidinimą aktorių dailę netenka nieko sakyti, nes pats vaidinimas čia buvo antraeilės svarbos. Matyt, neatsitiktinai šio teatro įspūdžiais besidalinusiai lyg susitarę neminėjo nei vienos jame dalyvavusių artistų pavardės, tarsi iliustruodami tos aktorių dailės nematomumą. Kita vertus, tomis 17 metų rugsėjo dienomis meniško teatro tos aktorių dailės, atrodo, niekas perdėm nepasigedo. Kaip ir buvo galima tikėtis, abu šie lietuvių teatro vakarai buvo anšlaginiai ir savo publikai, kurios didžiąją dalį sudarė Vilniaus svečiai iš provincijų, čia suvažiavę konferencijos dalyviai, darė, cituoju, spaudą malonų įspūdį, leido tikrai pasigerėti. Savo atsiminimuose, beje, Jonas Strazdas Jaunutis itin pabrėžia eglės sėkmę, cituoju, kai neliko nei vieno bilieto ir pakabino anšlagą, atėjusi vokiečių kareivių minia pakišė po durimis savo plačius durtuvus, iškėlė duris iš vyrių ir tiek prigrūdo, kad tapo trošku. Gal čia šiek tiek Jonas Strazdas Jaunutis ir perdėjo. Galbūt tos durys ir nebuvo išgriautos, bet žmonių tikriausiai buvo tikrai daug. Tai, kad šitie teatro vakarai buvo sėkmingi, tame nėra nieko nuostabaus. Jonas Strazdas Jaunutis visų pirma buvo gana sumaniai parinkęs nesudėtingą, nepretenzingą literatūrinę medžiagą, turbūt gana neblogai visiems, bent jau šiek tiek teatru besidomintiems žinoma ir šiuo atveju svarbiausia sutelkiančią, apeliuojančią į bendrą istorinę kultūrinę atmintį ir kaitinančią patriotinės emocijas. Kaip pabrėžė spauda, netgi anuomet banaloka, bet užtat patriotinio ūpo kupina šventą lietuvybės reikalą bekompromisiškai ginanti pjesė Sugrįžo, cituoju, jų pati savaime turėjo traukti lietuvių auditorijos domę ir sutikti jos palankumo.
šiek tiek gremėzdiška, bet romantinė savo pseudomitologiją, tariamų archaiškumu labai patraukli eglė tiesiog negalėjo neleisti patirti, cituoju, nepaprastos pasakojamusios grožybės dalyko ir dar sykį išgirsti iš tautinių gražiausios mūsų pasakos. Be to, Strazdo jaunučio pasitelktas Suduikio choras ir Selnickio miesto orkestras šią medžiagą ir meniškumo prasme, sprendžiant iš spaudos atsiliepimų, tai buvo stipriausias šių vaidinimų aspektas, gana įtaigiai išpuošė lietuvių liaudies muzikos motyvais. Tai yra gana profesionaliai atliko muzikinės dramų vietas, kaip anuomet buvo vadinama, muzikos dalykėlius, kurių buvo nemažai, sugrįžo 15, o eglėje net 28. Sugrįžo scenoje, cituoju spaudą, visos liaudies dainos buvo parinktos gražios ir melodingos ir gražiai padainuotos, taip kad muzikos žvilgsniu čia viskas praėjo kuo sklandžiausiai. Eglėje visos dainos ir pati muzika buvo gerai išpildyta, o joje esanti dainų daugybė netgi davė šiam veikalui operos žymės. Kalbant apie Eglę Žalčių karalienę, negalima nepridurti, kad niekiek nemažiau nei muzikos dalykėliai, joje publika sužavėjo, o ne vieną turbūt netgi kaip reikiant pribloškė karo metų sąlygomis, ko gero netikėtas scenovaizdžio puošnumas. Visų pirma, Kazimirovskio nutapytos antrojo veiksmo, Gužučio žodžiais tariant, puikiosios seklyčios povandeniniuose Žalčių karaliaus rūmuose dekoracijos, kurio įspūdį statytojai pastiprino vienokio ir kitokių sceninių triukų, šokio, kaip buvo rašoma, undinių balieto, sceninio apšvietimo, kaip rašė Strazdas jaunutis, apšvietimo vaivorykštinėmis prožektorių šviesomis, na ir galbūt dar kokiais nors kitais efektais. Cituoju spaudą, ypač gražus buvo antrojo veiksmo vaizdai ant ežero dugno Žalčio pilyje, tam tyčia paišytosios dekoracijos, nardančios žuvis, iš tikrųjų berods šokinėjančios, undinių merginų dailus įvairiaspalvis ir didelis būrys ir jų balietas. Visą tą drauge darė tikrai puikių reginių, lig tol mūsų scenoje nematytų. Be to, grožės įspūdį labai kėlė scenos nušvietimas vis įvairiomis spalvomis. Na, nežinia, kaip tie, tarkim, duris išlaužę vokiečiai, bet lietuviai buvo patenkinti. Vaidinimą, rašė spauda, dažnai pertraukdavo plojimais. Vis tik šio konferencijai pritaikinto teatro publikai didžiausią įspūdį padarė. Atrodo, stipriausiai ją paveikė ir turbūt labiausiai konferencijai inspiravo, tai yra akivaizdžiausiai teatro ir konferencijos sąsajas įkūnijo pirmojo vakaro finalas. Po choro sugiedotos Lietuva tėvynė mūsų, kuri užbaigė Strazdo jaunučio sugrįžo, atlikta apoteozė. Gyvasis paveikslas pagal muzikinę poetinę kantatą Nurimk tėvynę. Kaip galima spręsti iš tų išlikusių keletos atsiliepimų, ši vieta sukėlė tikrą furorą. Kaip pasakoja Strazdas jaunutis per apoteozę, visa publika pakilo iš savo vietų ir plojo delnais. Plojo taip ilgai, kad ji buvo dar syk pakartota. Lietuvių spauda šią vietą vadino brėkštančios Lietuvos laisvės apoteozę ir skiria jai ypatingą dėmesį, aprašė gana plačiai. Cituoju. Atsiskleidus uždangalui pamatėme lyg pro rūkus anot poeto lyg saldžiam sapne, Lietuvą karališkąją skraisti ir vainiko ant galvos, po raudonai žalių vėliavų baldakimų, bet nuliūdusią, rankomis veidą dėl prarastosios laisvės ir galios užsidengusią. Lietuvą čia vaidino Liudo Giros žmona Bronė Girienė. Bet štai girdi ji, šita Lietuva, galingus balsus, giedančius jai apie švintančią laisvę, apie užžieptąją vėl ant jos užgesusiojo aukuro šventąją laisvės gabiją. Ir nyksta liūdnumas iš jos skaistaus veido. Ir grįžta vėl tautos pasitikėjimas ir tiesia į ekstazėje karališkųjų iškilmingumu savo rankas pirmin, kaip ir sveikindama brėkštančius jai šviesios ateities laikus, kaip ir verždamasi galingam troškime veikiau juos savo priartinti, ar kaip laimindama tuos, kurie tik joje mato savo teisėtąją valdovę,
o choras tik gieda, nurimkite vynę tiek amžių vaitojus, žiūrėk vėl mums tvaskas skaidri gabija, dienoja mums vėliai saulėtas rytojus, praradusi laisvę vėl gauni tu ją, sveika būkliusybė, kur nūn mums dienoji, ir tu Lietuva mūsų tėvynė senoji. Sveiki jūs žaibai, kur mums žiebėt gabija, sveiki ir šitie, kur kovoti nebijo ir tveria savo laisvą rytojų. Kitos dienos rytą prasidėjusios konferencijos įspūdžiais besidalinisieji, bent jau didžioji jų dalis neminėjo, tačiau iš to, ką ir kaip jie minėjo, galima gana aiškiai justi, kad ši iškilminga apoteozė pavyko ne tik kaip teatrinio vakaro finalas, bet ir kaip konferencijos prologas, kaip stimulas, kaip savotiškas stimulas pakilė jos nuotaikai. Matyt, neatsitiktinai štai vienas iš konferencijos dalyvių apie jos pradžią Lietuvos aide rašė, tarsi pratęsdamas apoteozę, tarsi įkvėptas tos kovinės jos dvasios. Cituoju, rugsėjo 18 dienos rytą po šventų mišių, kurios buvo laikomos specialiai konferencijos proga, iš visų kraštų traukėme per miestą labiausiai tomis gatvėmis, kurios jungia Vilniaus katedrą su Lenkų teatru prie Didžiosios Pohulenkos. Eina žemaičiai, aukštaičiai, zanavykai, dzūkai, kunigai, miesto šviesuomenė, kaimiečiai, štai ir teatras, vos tai išgautoji suvažiavimui vieta. Svetimų svetimiausias teatras, o tik visų veidai pamatė to jau prašvinta. Jo priešakyje aukštai kabo plevėsuoja raudonoji Vytės vėliava, 2 pusiau raudonom, pusiau žaliom vėliavėlėm iš abiejų šonų padaminta. Tokia pat, tik dar gražesnė vėliava iš tolo matoma puošia pirmininkams ir sekretoriams pavestos scenos sieną. Šalia Vytės ir aplinkui salės matyti daugiaspalviai žemaičių, Vilniaus, Kauno, Gardinų ir kitų Lietuvos miestų, miestelių garbės ženklai ir visur marguliuoja vėliavėlės raudonomis bei žaliomis tautos spalvomis. Ypatingas jausmas apima visus susirinkusius, garsi senovė iš užmaršties rodo savo taip ilgai niekintą veidą, lyg laukdama užuojautos ir didžių darbų. Va čia tikriausiai esat matę šitas Lietuvų konferencijos nuotraukas, bet jeigu nematėt, tai galit įsižiūrėti. Tas ypatingas didžių darbų pojūtis, aišku, lydėjęs visus šios konferencijos posėdžius, neapleido ir teatre, bent jau kažkiek, bent jau iš dalies veikia teatro suvokimą. Provokavo teatre ieškoti tų didžių darbų tąsos. Matyt, pirmiausia, šitaip derėtų aiškinti, kodėl rašydamas apie Eglę Žalčiuko Korelienę, konferencijos finalą, Lietuvos aidas neiškentė, nepakurstas tautinio pasitenkinimo savimi, neišskyręs lietuvių teatro pasiekimų. Teko girdėti, rašė jis, buvusius tą vakarą Liutnės salėje kai kuriuos nelietuvius, jog jie dar nėra matę Vilniuje tokios puikios inscenizacijos, net ir buvusiajam rusų teatre, o jis turėjo visą, ką tik galėjo turėti neblogas teatras, ypač dar vyriausybės šelpiamas. Na, aišku, tas puikumo įspūdis labai greitai išblėso, tiek pirmasis teatrinės konferencijai pritaikinto teatro programos spektaklis, tiek šią konferenciją užbaigęs spektaklis labai greitai nuėjo į paraštes, pasimiršo. Tačiau, nepaisant to, ko gero galima manyti, kad savo misiją šitie būdų spektakliai kuo puikiausiai atliko, padėjo sukurti to meto Vilniuje lietuviškos šventės nuotaiką. Tai su ta patriotinė gaida aš ir baigiu savo pranešimą.